Geriausi metai laukia svarstyklių. Sėkmingi metai bus jaučiams, dvyniams, mergelėms ir avinams. Avinams didžiausią dėmesį 2017-aisiais reikia skirti šeimai ir aplinkiniams, tiems, kurie yra arčiausiai. Tai gerų susitarimų, naudos laikas, naudos per bendradarbiavimą. Beje, tai puikus laikas tuoktis. Tai puikus laikas įvairiems ir dalykiniam partneriškiam susitarimam. O štai metų pabaiga po spalio mėnesio jau sudėtinga. Tad pasistengkite įgyti kuo daugiau draugų, rėmėjų, pagalbininkų. Na ir metų pabaiga bei 18 metų pradžia, kuri išties bus sudėtinga, nebus tokia bloga, kaip galėtų. Jaučiams ateinančiais metais astrologija rekomenduoja tuoktis, pirkti namus, gimdyti vaikus ir net pradėti verslą. Jūs norite pakeisti darbą, jums siūlo naujas pareigas ir jūs vis nesiryžtate galbūt pareigas pačias pakeisti. Nedvejokite. Iki pat birželio 5 dienos jūsų auksinis laikas. Na ir be abejo, jaučiam yra labai svarbus finansinis klausimas. Būtent dabar, nors metai ir sudėtingi, reikėtų investuoti pinigus. Be abejo, geriau atsižvelgti, kad tai būtų palankios dienos, net baltasis mėnulis jūsų neišgelbės, jei jūs užtemimo mėnesį investuosite ir tai bus vasaris. Galbūt tai reikėtų padaryti balandį, gegužį ir šitas pirmas metų pusmetis atneš jums daug naudos, daug sėkmės ir garantuos beje būtent stabilumą, gėrį net 7 metam į priekį. Dvyniams, pasak Palmyros, ateinantis metai labai tinka susitvarkyti asmeniniam gyvenimui. Taigi to jiems nereikėtų pražiopsoti ir nereikėtų laukti dar palankesnio meto. Dabar spręskite meilės problemas, įsimylėkite, tuokitės, gimdykite vaikus. Santykiai su šiais vaikais bus tikrai puikus. Na, o tas ypatingasis, nepaprastasis laikas prasidės, kai baltasis mėnulis eis į jūsų ženklą ir tai bus jau birželio pradžioje nuo 5 dienos. Vėžiams derėtų nurimti ir metus pragyventi ramiai, nieko naujo nepradėti ir neplanuoti, nes viskas, ko jūs imsitės, jums deja nesiseks. Jei jūsų didelės profesinės ambicijos, be abejo, turiu nuliūdinti. Metai iki rudens bus sunkus. Galbūt nesiseks, galbūt galimas ir pažeminimas pareigose. Nelaikas plėtoti veiklą, nelaikas investuoti pinigus, teks nusivilti. Dabar saugokite savo sveikatą, gerus santykius su namiškiais. Dabar jūsų jėga, jūsų sėkmė ir džiaugsmas tik per namus, per šeimą. Pirmiausia, ką reikėtų daryti, rūpintis artimaisiais, savo mama, savo sutuoktiniu. Ir tai palengva praeis sudėtingasis, inertiškas laikotarpis, o metų pabaiga jau išties puikiai bus nuo spalio pabaigos. Tuo tarpu gimę po liūto ženklų ateinančiais metais turėtų nerti į naujus mokslus, studijuoti, mokytis kalbų ar vairavimo. Liūtams kol kas labai geras laikas, iki spalio mėnesio. Jėgos metas, sėkmės metas per draugus, per partnerius. Bendraukite. Jūs sužinosite daug naujų ir jums reikalingų dalykų. Jūsų aplinkoje atsiras svarbių ir reikalingų jūsų veiklai, o galbūt ir jūsų dvasiniam vystymuisi žmonių. Dabar jūs išgirsite dalykus, kurių dėka jūs turėsite naudą, jūs remsitės į tai net 12 metų. Tad būkite atviri pasauliui, būkite atviri naujoms žinioms, naujoms idėjoms. Vieni geriausių metų laukia mergelių ženklo atstovų. Joms seksis viskas, ko jos tik imsis. Tad mergelėms nereikėtų to pražiopsoti. Mergelėms puikus visi metai. Jie sėkmingi. Tai naudos metai. Spręsis jų finansinės problemos. Tai geras laikas ir sveikatai stiprinti. Gydykitės, jūs sukaupsite jėgas. Visi metai puikus, tiesiog neturiu ką pridurti. Sėkmingiausi metai bus svarstyklėms, todėl jiems patariama griebtis įgyvendinti visus savo planus. Visus tikslus, kurių jos dar nesiryžo imtis. Nebijoti svajoti. Nesekantį kartą toks sėkmingas laikas bus tik po 12 metų. Dabar reikia ryžtis žengti tą lemtingą žingsnį, nebedvejoti. Kad ir kuo jūs imsitės, tai pavyks. Dabar reikia
priminėti labai svarbius klausimus karjeroje. Galbūt keisti veiklą, galbūt pradėti kažką naujo. Dabar reikia be abejo įsimylėti, tuoktis, statyti namus. Tai didelės naujos pradžios metas, kuris žada garantuotą sėkmę 12 metų. Tad nepraleiskite savo šansų iki spalio 10. Labai sudėtingi metai laukia Skorpionų. Nepalankiausi bus tiems, kurie norės keisti darbą ar skirtis. Tai didžiųjų išbandymų metas ir juos vargins juodasis mėnulis iki vasario 14. Tai pats sunkiausias periodas. Bet sėkmė neskubės dar jiems nusišypsoti, dar netaps jų drauge. Reikia sulaukti, kol Jupiteris įeis į Skorpiono ženklą ir tai vyks rudenį, spalio 10 dieną. Ir štai palengva nuo rudens po gimtadienio. Dangus Skorpionų padangėje jiems giedrėti, jiems vis labiau ir labiau seksis. Pagaliau jie galės nusišypsoti, atsipalaiduoti ir prasidės didysis pergalės sėkmės žygis. O kol kas patarčiau likti ramiems, santūriem, nieko naujo nesiimti, niekame nerizikuoti. Tai tikrai blogai baigsis, tikrai gailėsitės. Šiais metais šaulius lydėjusi sėkmė baigsis jau ateinančių metų pradžioje. Nuo vasario 14 dienos šio ženklo atstovai raginami paskubėti užbaigti visus savo darbus. Kaip sako Palmyra, teks sumokėti karmines skolas ir su didelėmis palūkanomis, todėl ji patarė aukoti pinigus arba laiką skurstantiems, beglobiams ar sergantiems. Galimi nuostoliai, apkalbos, galite susidurti su dalykais, kurie neaišku iš kur atsirado, neteisingi kaltinimai, neteisingi praradimai. Jūs dažnai sakysite, taip neturėjo būti, aš to nenorėjau, tai yra neteisybė, bet tai bus. Vienintelį, ką galima patarti tokiu sunkiu periodu, tai prisiminti, kad juodasis mėnulis siejamas su karminių skolų grąžinimu. Nelaukite, kol likimas pareikalaus susimokėti. Mokestis gali būti didelis ir dar su procentais. Didelė sėkmė laukia ožiaragių siekiančių karjeros aukštumų. Jei norite keisti darbą, pirmin. Jei siekite paaukštinimo, nebijokite svajoti apie patį aukščiausią postą. Ožiaragiai gali šypsotis. Dabar puikus laikas karjerai. Judėkite pirmin, jums seksis. Visi metai puikus. Pats intensyviausias darbų periodas iki rudens. O nuo spalio pabaigos galėsite šiek tiek atsipalaiduoti, naujovės, permainos. Metai bus puikus, jūs busite patenkinti. Beveik tokie pat sėkmingi metai laukia ne tik svarstyklių, bet ir gimusių po vandenio ženklų. Taigi jiems taip pat reikėtų griebtis įgyvendinti savo planus. Jiems atsiveria nauji horizontai, naujos galimybės. Keliaukite, bendraukite su naujais žmonėmis, mokykitės. Dabar išties yra svarbios tolimos kelionės, svarbus tolimų kultūrų, galbūt religijų pažinimas. Jūs kažko naujo ypatingo išmoksite. Puikus metai. Jūs galėsite save realizuoti ir tikrai neturėsite jokių skundų likimui. Na, o žuvų, pasak astrologės, laukia išbandymai. Nesėkmingi metai šio ženklo atstovams bus nuo sausio iki spalio 10 dienos. Norėčiau patarti žuvim būti didesniem darbe, labiau pasaugokite savo darbo vietą. Nepatarčiau keisti, nepatarčiau ko nors naujo pradėti imtis. Vargu ar tai pasiteisins. Jeigu jūs norite plėsti savo veiklą, kažko naujo imtis, planuokite tai jau pačiai metų pabaigai, tarkim spaliui, lapkričiui. Šie mėnesiai jau bus jums naudingi. Ir visus ateinančius metus su savimi nešiotis lietuviškų saulės akmenių, o kartais ir auksu vadinamą gintarą. Pakabukai iš gintaro, amuletai, sąsagos vyrams ar tiesiog raktų pakabutis, pasak Palmyros, gali apsaugoti nuo nesėkmės. Nepaisant to, pasak Palmyros, Lietuvos ir jo žmonių laukia sunkumų kupini metai. Finansinė krizė užklups jau metų pradžioje, todėl tam, pasak astrologės, derėtų pasiruošti iš anksto. Palmyra patarė atsidėti pinigų, jei ne banke, tai bent koinėje ar po čiužiniu. O naujų investicijų imtis tik labai gerai viską apsvarsčius. Naujųjų sutikimas bus puikus, o toliau? Tad pasistengime gerai pasidžiaugti, nes metai bus sudėtingi, o kartais net ir visiškai negeri, košmariški. Dažnai jie primins netgi
91 metus. Ekonominė krizė, didelė įtampa. Bijau, kad jie bus labiau sudėtingi negu 16 metai, tad susitelkime, ruoškimės, ne viskas bus taip puiku, kaip norėtųsi dėje. Na, nebent jūs gimėte po svarstyklių ženklų, gal esate dvyniai ar vandeniai, dar jaučiai. Štai šie ženklai atlaikys net didžiausius 17 metų išbandymus, kurių tikrai pakaks. Iš 12 ateinančių metų mėnesių, pasak Palmyros, bus sunkus net 7. Nemalonumai ir netikėtumai užklups jau sausio mėnesio pradžioje. O vienas sunkiausių metų mėnesių – tai vasaris. Daug įtampos, nervo, kovas. Tikrai sunkus, tikrai nepalankus. Balandis maloniai išimtis, truputį atsigausime. Balandis gegužė. Reikėtų šią mėnesį planuoti svarbius darbus, galbūt pavojingas, atsakingas keliones. Būtent šiais 2 mėnesiais galima kažką keisti ir tai bus naudinga. Birželis vėl problemos, pavojai, įtampa. 1 Liepos pusė itin sudėtinga. 2 ir Liepos pabaiga smagesnis laikas. Netgi malonių netikėtumų gali įvykti ypač asmeninėme gyvenime. Gerai planuoti santuoką tuo metu. Rugpjūtis ir vėl du užtemimai, ir vėl išbandymai, ir vėl nežinia. Rugsėjis pakankamai smagus ir malonus kaip ir spalis, netgi lapkritis Skorpiono mėnuo nenuliūdins. O štai gruodis, metų pabaiga, ypatingai sudėtinga ir ko gero atsidžiaugti šių metų naujametinėmis šventėmis reikėtų šiemet, kaip sutiksime kitus naujuosius. Nemanau, kad tai bus itin smagios šventės. Gresiančios ekonominės krizės sunkumų, pasak Palmyros, išvengti nepadės ir šių metų rudenį išrinkta naujoji valdžia. Rinkimai vyko astrologiškai nepalankiausiu metu. Todėl astrologės teigimu pažadus duotus tautai naujai išrinktiems Seimo nariams išpildyti bus labai sunku.